Prieš 3 metus keletas Dauglaukėje gyvenančių paauglių sumanė Helovino šventę paminėti išskirtiniau. Kultūros namų salėje buvo įrengę siaubo kambarį. Pirmus metus kiek nedrąsiai, antrus jau ženkliai drąsiau ir smalsiau žengia į pasikeitusias kultūros namų erdves, lankytojai jų neaplenkė ir šiemet. Visą savaitgalį, vos tik sutemus, neapšviestos gatvės gale ima mirkčioti žvakės. Vienur kitur pūpso šviečiantys moliūgai, iš uždarų kultūros namų erdvių pasigirsta kiek gąsdinanti muzika. Apsisuko visi metai ir mes vėl čia Dauglaukėje. Garsi muzika, tamsa, apšviesti moliūgai ir visa tai vilioja dar kart išbandyti siaubo baisybės, kurių, kaip žadėjo nenurimstantis Dauglaukio jaunimas, šiemet bus ir yra dar daugiau. Praverėme kultūros namų duris. Priimamajame mus pasitinka nebe pirmą kartą jaunimui talkinanti kultūros namų vadovė Erika Tranelienė, bei pats jaunimas, persikūnijęs į Helovino personažus. Smalsuolių netrūksta. Jų, pasak organizatorių, netrūko nei pirmąją, nei antrąją dieną. Kas smagiausia, atvyksta ne tik vietinis jaunimas, suaugusieji, bet ir kiek tolėliau gyvenantys aštrių pojūčių mėgėjai. Visi tie, kurie panoro pasmalsauti, kokios mirtinai bauginančios būtybės šeštadienio vakarą įsikūrė kultūros namuose. Na, turbūt natūralu, kad per tokią dieną siaubo kambarį ir kalbinu. Čia nevedantysis ar kaip čia pavadinti, bet iš tų Helovinų. Nuo pradžių, kaip gimė tos idėjos ir kaip jos įsirutuliavo, 3 metus gąsdinat žmonės? Jau 3 metus ir kiekvienais metais jau, kaip suprantam, vis daugiau, nes tų žmonių vis daugiau atsiranda ir vis geriau sekasi. Sulaukiam daugiau dėmesio, o iš po jūsų reportažo pernai metų, kai pasakėm, kad neapsilanko ten valdžios, tai šiemet ir valdžios sulaukiam daug ir pagirimų labai daug ir tiesiog pasiūlymų labai daug gavom. Šaunuoliai, vien tik pagiro žodžių ir šiandien išgirdom, jau kelintą dieną jūs čia gąsdinat, kaip žinau. Na ir kas pagrindiniai iniciatoriai, kas organizatoriai, ar sulaukė tų rėmėjų, padėjėjų, čia šiemet naujovių buvo visokiausių? Rėmėjų, tai rėmėjai tie patys iš tikrųjų, o pernai buvom 5, šiemet belikom 3 kūrėjai, tiesiog tie 3 kūrėjai susiradom draugų, kurie padėtų nestatyti tą kurti, bet tiesiog pavaidinti šitą dieną, o šiaip viską kūrėme 3. Na, o tas makijažas toks jau labai natūralus, jau nelabai norisi į tave žiūrėti čia. Grimerė Liucija Navickaitė, tai tiesiog irgi prikalbinom kaip rėmėjus ir 2 dienas mumis grimavo. Na, o kada skaičiuosit rezultatus, verta čia daryti, organizuoti, atsiperka ta energija įdėta, tas darbas ir visa kita? Iš tikrųjų, kai esam kultūros namuose, man tai malonu kasdienybė, iš tikrųjų galima sakyti, mokinos tos scenarius ir va čia to žmonės gąsdinti irgi iš tikrųjų smagu, tai įdomu. Na, matėme čia tarp kitko medicinos punktas, niekam neprireikė po to siaubo kambario apeiti ratą. Dar ne, bet dabar, kad tik senukai, tai tiesiog nedrįso lipti į karstą, tai atgal gavom parvesti. Buvo ir tokių, ar ne? Buvo tokių. Na gerai, tas jaunimėlis, pasibaigs tas Helovinas, tie siaubo kambariai, turit idėjų ir kitų, sulauksim dar kažkokių naujovių? Tikrai sulauksi dar. Trumpa instrukcija, kur eiti ir prasiveria siaubo kambario duris. Visi namų kampai atrodo kaip mistinės pabaisos. Į nugarą alsuoja atgyję kapinių monstrai, vis pasigirsta klyksmas, net užgožiantis grėsmingą muziką. Einant iš vienos erdvės į kitą neapleidžia nuojauta, kad tuoj iš pašonės išlys koks grėsmingas sutvėrimas. Šauksmų, išgąsčio šiemet sulaukta ne tik iš mažųjų siaubo kambario lankytojų. Įspūdžių, pagirimų netrūko ir iš suaugusiųjų lūpų. Vieningai pripažinusių, kad čia apsilankius lengvą adrenalino skonį tikrai galima pajusti. Na, mes dar ir jūs norim ir dabar pakankinti, kokie įspūdžiai po to siaubo kambario? Labai įdomus. Baisu, kai persekioja. Na, dviese, aišku, buvo drąsiau, ar ne? Nu, taip. Nu, kas baugiausia, kas labiausiai nustebino galbūt, kas labiausiai išgąsdino, išduokit tiem, kas dar nesiryžo eiti į tą kambarį. Tai, kad iš paskos eina numirėliai. Ir kad nestabilios susar grindys, reikia daug šviesos. Dūmų šviesos. Bet nesigailite tą kambarį nuėję? Užmigsit ramiai? Taip. Verta buvo išbandyti? Taip. Tuo itin džiaugiasi ir 3 aktyvūs jaunuoliai – Gabrielė, Diana ir Vidas. Šiemet ruošia atnaujintas, dar didesnės erdves. Ir žadėjo nemažai kraują stingančių ir šiurpinančių vaizdų. Jiems noriai talkino ir tomis dienomis Helovino pabaisomis virtę draugai bei stiprų tikroviškumo įspūdį kūrusi visažistė grimerė Liucija Navickaitė. Visų jų teigimu svarbiausia turėti idėją ir fantaziją. O kad jos netrūko, liudijo ir laukiant pastato sienos demonstruotos skaidrės ir lankytojų gausa bei jų nesiliaujantys šūksniai.
Jau atvykus pasitinkantį tamsą, lietus, užkandžiams paruošti kepti numrėlių piršteliai, grėsminga muzika, kėlė smalsumą bei šiurpą. Įspūdžių ir tik teigiamų atsiliepimų netrūko ir išėjus iš savo kambario. Na, žinokit, matom ir moteris drąsiausia pareina pirma, bet girdėjom tos vyriškus garsus. Tik išgazdino, suprantat, yra tai baugiai čia. Kažkaip čia baisaus, sako, jaunimas visai nebaisu. Nu, įdomi. Ką griebiu iš tų. Na, o kaip jums įspūdžiai? Žinokit, labai faina, verta pamatyti. Na, o kaip jaunimo pastangas vertina? Labai, jaunimas labai šauniai sugalvojęs ir jisai tegu taip ir toliau, tai negu kad gatvėm šliauti. Trečias sezonas labai šaunu. Labai. Na, ir tada norim ir kad paskatintumėt, palinkėtumėt. Jaunimas aktyvus daug. Tegu jaunimas tai būna efektingiau viską tegu daro, negu kad šliaužia kažkur gatvėm. O pirmą kartą tokiam kambarį? Pirmą kartą ir va jau rytoj nueisiu į darbą, sakysiu, dar rytoj veiks, tegu važiuoja visi žiūrėti. Visa tai, kaip teigia šio sumanimo autoriai, ir uždega jaunimą – veikti, organizuoti, nesėdėti vietoje. Jaunuoliai atskleidė, kad jei tik būtų galimybė, norėtųsi erdves dar labiau išplėsti. Ateityje siaubo kambarį galbūt išvys ir dar gausesnis lankytojų būrys. Galbūt kažką panašaus bus galima surengti ir Tauragyje. Dauglaukiškiams idėjų netrūksta ir ne tik kuriant siaubo kambarį, bet ir organizuojant kitas veiklas. Tad be jokios abejonės, visai netrukus gražių iniciatyvų sulauksime ir daugiau.